naujo advokatų pirmininko. Ačiū labai. Gerbimi advokatai, mėly kolegos, iš tiesų tai yra mano siektas, bet didžiulis netikėtumas šiandien. Bet siektas. Siektas ir aš įsipareigoju dirbti kiekvienam iš jūsų. Nepaisant už ką balsavot, nepaisant kokios jūsų pažiūros, neatsižvelgiant į daugelį abejonių ir daugelį dalykų, kurios galbūt turėtų apie mane, bet aš stengsiuosi įgyvendinti tai, ko jūs norite. Aš stengsiuosi minimum ką padaryti, tai padaryti viešumo, skaidrumo ir esu be galo laimingas vienu aspektu, kad pavyko nesusipriešinti, kad advokatūra liko vieninga, kad advokatų tarybos nariai yra buvęs pirmininkas ir didžioji dalis tų, kurie dalyvavo rinkimuose siekdami pirmininko postą. Aš tikiu, kad yra tokių žmonių tarp mūsų advokatų taryboje, kurie sieks kartu su manimi padaryti advokatūrą tokią, kokios jūs norite. Ačiū visiems už pasitikėjimą, tikrai neturiu daugiau žodžių. Ačiū jums visiems. Aš už visus keliu šampano taurę. Ačiū. Gal galima būtų buvusi pirmininką ant scenos? Pirmininkė papirti, prašom užžiūrėti. Noriu paklausti, ar dar salėje yra Pietų Lietuvos advokatų? Negirdžiu. Aš viena likusi vėl? Mariana tyli. Alytus yra? Yra. Taigi, nuo Pietų Lietuvos advokatų aš noriu padėkoti mūsų mylimam pirmininkui Papirčiui už dalyvavimą, už draugystę. Ir šiandieną dovanom ne baltą Alytaus miesto simbolio rožę, o metalo rožę, kad niekada nuvystų, kad prisimintų mūsų gražias akimirkas, mūsų bendravimą. Ir tai Andriaus Liaukaus, mūsų Alytaus kalvio darbas. Prašom priimti nuo alytiškių. Ir nuo Verėkos.